Tai ką, sveiki visi. Šį kartą vėl turime naujų dalių. Čia jau paskutinės detalės techui. Tai pakuojam ir žiūrim, ką mes čia gavom. Tai va, turime du naujus galinius posūkius. Kadangi dviejų trūko, buvo tik priekyje. Čia antras. Turime tada lempos lizdą, nes ten yra visas sulaužytas. Tai nusprendžiau naują nusipirkti, kad būtų paprasčiau viską padaryti. Ir naują stabdžių rankenėlę. Nes senoji, tuoj parodysiu. Senoji gyvenimo mačius ir techas tikrai nepraleistų su tokiu. Lempos laikiklį keičiau, nes vienas jungtukas nupuvęs. Čia bandė lituoti kažkas, bet aš norėjau tvarkingai pasidaryti. Tai nusipirkau naują. Lempą jau įsidėjau, viskas atitinka. Buvo parašyta, kad skirtas Roksui šitas yra, bet visiškai identiškas ir sendas. Į lempą puikiausiai įsistato ir nėra jokių problemų. Nauja rankena jau uždėta. Atrodo žymiai geriau negu senoji. Vaikšto irgi tobulai. Su posūkiais teks biškį pažaist. Čia jungtis netitinka. Tai reikės arba kirpti, arba ieškoti tokių jungčių. Posūkiai irgi ne nuo sendas, o nuo Rokso. Sendai nėra pirkt, Roksų yra. Skiriasi tik tai, kad va čia nėra lygų. Dydis iš esmė forma lygiai ta pati. Ir reikės dar čia tvirtinimus kažkokius sugalvoti, nes gamyklinių nėra. Tai manau, vat čia kažkur reiks gręžti skylę į rėmą. Dvi iš tikrųjų, kad varžtas tilptų ir laidas. Ir jie vat kažkaip taip stovės. Turėtų visai neblogai, būtent kitų sendų esu matęs, jog taip yra, tai visai neblogai. Dedu dabar Rokso posūkius į galą. Tai vieną jau įdėjau. Reikėjo čia į rėmą dvi skylės išsigręžti, kur kad būtų laidui praeit ir varžtui. Tada čia tos laidus kažkaip per viršų prakišiu, sujungsiu su posūkių laidais ir bus ledas. Ir dar reikės, čia ne šitas plastikas bus, nes lūžęs šitas, bet reiks čia vat šonus įpjauti apskritimą tokį, kad užsidengtų posūkiai. Nes dabar plastikas remsis į juos ir neužsidės normaliai, tai reiks va čia taip įpjauti kažkaip ir užsidės, tada bus gerai. Pravedžiau laidus jau, biškį teko pavargt, kadangi sugalvojau, jog noriu labai tvarkingai pasidaryti. Tai vat į šitą gofrą, kur laidai galinė lempa eina, teko prasivesti visus posūkių laidus. Reikėjo čia su vielom traukiant žaist, bet dabar yra geras rezultatas. Ir taip grubiai prapjoviau čia skylės posūkiam. Aišku, jos čia atrodo tikrai baisiai ir per daug jau yra išpjaustyta, bet turiu dabar tokią, grubią idėją, ties kur reiks pjauti, nes reikės dėti kitą plastiką. Čia plastikų kalnas biškį. Tai yra va kitas visas tvarkingas plastikas, tai teks šitą naudoti, nes ten tas, kaip matot, lūžęs yra. Ir reikės čia kažkaip gražiai išspjauti, kad normaliai gautus viskas. Dar reikės šitos plastikus prasirūšiuoti, nes net nelabai žinau, kurie geri, kurie blogi. Manau, dėsim plastikus vėliau, kad pamatyti finalinį vaizdą visą, nes kaip ir nebedaug čia beliko iki to techo. Bet techą jaučiu varysiu pavasarį, nes per žiemą čia dar reiks išsibaigti smulkmenas visokios. Pavyzdžiui, karbo reguliavimas, nes dabar mišinys yra ženkliai per riebus ir po trumpų pasivažinėjimų iš duslintuvo tiesiog varva tepalas
Įmesiu, kaip atrodo. Ir burbuliuojasi tai biški, tai manau, teks su žikleriais pažaist, bet turėčiau išsispręst. Nusiėmiau vėl magnetą, nes prieš tai, kai buvau ardęs, perreguliavau degimą ir uždėjau biški blogai. Tai buvo ankstintas. Va, jeigu matot, čia vat yra toks iškilimas, kaip tarkim rodiklė kažkokia. Ir va ta įpjova ant tos plokštelės, jin turi ties viduriai. Pas mane yra biški ankstintas. Ne taip uždėjau. Tai jis žiauriai aršiai, tipo, iš vietos važiuodavo. Taip trauka iš vietos žiauriai, bet nėra gerai ankstintas degimas motorui. Dar prie to pačio varžtus pakeisiu, nes čia buvo va tokie, kur neprispaudžia pilnai. Tai va bus dabar tokie, prispaus normaliau, bus geriau. Žodžiu, sugalvojau nuimti tą plokštelę. Nu ir ką, turim staigmenų, salnikas leidžia. Visiškai šlapias. Tai teks keist. Ar kitoj pusėje leidžia, negaliu pasakyti, bet tikrint nelabai ir noriu, kadangi antifrizą reikia atjungti, tepalą išpilti, dangtį visą tą nuimti. Tai jaučiu pradžiai šitą tik pakeisiu, jeigu atsiras problemų, žiūrėsim ir kitam šone. Yra va tokie specialūs įrankiai. Nebūtinai salnikams skirti, man atrodo, bet palengvina darbą juos ištraukti. Tai va taip įkiši tarp alkūnės ir jo užkabini ir tempi lauk ir išsiema labai lengvai. Išėmiau, bet čia žiauriai draskyti reikėjo, nenorėjau išlyst. Kalbant apie plastikus, tai aš jų tikrai daug turiu. Čia 2 pilni komplektai gaunas. Tačiau negaliu aš naudoti visų, nes kai kurių būklė tai tragiškai yra. Pavyzdžiui, va šitų gamyklinių šoninių, tai čia buvo špakliuota, klijuota, taip pat atrodo. Čia nulūžė yra, tai šitą automatiškai negaliu dėti. Kitas šoninis tvarkingas, bet negaliu dėti skirtingų, tai nenaudosiu aš jo. Šoniniai šitie. Vienas tvarkingas visiškai. Jie abudu tvarkingi. Jo, abudu geri. Mėlyni, vienas geras, kitam jau čia haltūrinta, iš metalo laikiklis darytas. Tie šoniniai geri. Sparnas atliekamas geras, čia tas bako dangtelis geras. Tai va, reikės juos bandyti imti ir sudėti, pasižiūrėti kaip atrodys. Manau, nieko nelaukiam ir dedam. Nu štai ir toks tas finalinis vaizdas dabartinis. Mėlyna su raudonu. Negaliu sakyti, kad čia gražiai atrodo, tačiau gali būti tikrai ir baisiau. Į techą važiuosiu šitaip. Aišku, tai bus greičiausiai pavasarį, nes žiemą jau nebespėsiu. Dažysis šakės, plastikai visi, rėmas, visos smulkmenos prie variklio. Žiemą gal kažkokio kontento dar paduosiu, bet ant pavasario prasidės rimčiausi darbai. Tai bus vėl viso išardymas, ruošimas dažymui, dažymas. Ir matysit visą tą transformaciją. Tai va, iš manęs šiandieną tiek. Susitiksim kitą kartą.